Spalis paskelbtas krūties vėžio sąmoningumo mėnesiu, kurio metu siekiama atkreipti dėmesį į vieną dažniausių moterų onkologinių ligų ir skatinti reguliarias krūtų patikras bei prevenciją. Mūsų šalyje kasmet diagnozuojama beveik 1700 naujų krūties vėžio atvejų ir jų skaičius yra augantis, praneša Nacionalinis vėžio institutas. Tad šį kartą sveikatos rubrikoje pasikalbėsime apie tai, ką svarbu žinoti apie šį vėžio tipą ir jo nustatymą. Svečio kėdėje Nacionalinio vėžio instituto krūties ligų, chirurgijos ir onkologijos skyriaus vedėjas daktaras Mantas Trakimas. Sveiki, gerbiamas daktare. Labą dieną. Na tai skamba krūties vėžys taip gana baisiai iš tiesų, kaip labai rimta liga, bet ar tikrai reikia jos taip bijoti, kad netgi nukelinėti tą patikrą? Taip, turbūt gal apskritai vėžys mūsų visuomenėje yra, kaip pasakai, kad vėžys iškart žmogus išsigąsta, baisiai atrodo liga. Tačiau krūties vėžys iš tikrųjų yra truputį, aš sakyčiau, stigmatizuojamas yra, nes šiais laikais mes krūties vėžį vieną iš dažniausių moterų ligų įsivaizduojam kaip baisią ligą, bet jūsų nuomonė kokia yra? Kaip jūs įsivaizduojate tą? Na, kaip ir sakote, išgirsti žodį vėžys ir jau nesinorit pasitikrinti, kad ir kaip reikėtų. Bet aš manau, kad tai yra klaidingas toksai požiūris. Aš sakyčiau, kad krūties vėžys yra rimta liga, kurią reikia rimtai gydyti. Ir tie gydymo būdai yra visokie ir įvairūs ir sudėtingi. Bet iš tikrųjų tai yra viena iš geriausiai gydomų piktybinių ligų. Ir iš tikrųjų rezultatai gydymo yra įspūdingi šiais laikais, kai mes turim tiek diagnostikos, tiek gydymo naujovės galimybės, tai iš tikrųjų ta baisioji liga, kur būdavo anksčiau labai baisi, puikiai kontroliuojama ir puikiai gydoma yra. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad reiktų tas sąmoningumas, tai turėtų būti abipusis, tripusis, iš visų pusių mes turėtumėm pasižiūrėti, nes moteris yra ir mama, ir sesuo, ir žmona gali būti, reiškia, ir iš tikrųjų mes turėtumėm pagalvoti iš visų tų pusių, kaip mes į tą ligą reaguosime. Tai to net ir, sakyčiau, kaimynai, kolegos, turėtų keisti savo mąstymą apie šitą ligą. Kad žmogus, kuris serga krūties, moteris, kuris serga krūties vėžiu, iš tikrųjų tai nėra nuosprendis. Tai yra gydoma liga, kaip galbūt nėra tai sloga, bet, pavyzdžiui, avarija irgi yra baisi liga, tu gali numirti ir kaip sakyti, ar ten koks nors erkinis encefalitas susirgus žmogus, visiškų invalidų gali tapti, gal ir. Tai lygiai taip pat su krūties vėžiu, šiais laikais truputį reikia keisti tą mūsų mąstymą ir iš tikrųjų tą krūties vėžių sergančią moterį žiūrėti truputį kitaip, kad tai yra žmogus, kuris gyvens ir greičiausiai ilgai gyvens net ir su ta liga. Tai manau, kad pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai nuimti tą stigmą nuo šitos ligos. Taip. O dar visokių yra tam tikrų mitų, stereotipų apie pačią mamografiją, kiek man teko ir pačiai girdėti iš tiesų. Tai kokius jūs irgi girdite, gal ir galėtumėt mums paneigti? Iš tikrųjų, tų mitų turbūt yra, galbūt šiais laikais jų kasdien vis mažiau ir mažiau yra iš tikrųjų. Apskritai, mamografinė patikra tai yra valstybės finansuojama ir vykdoma patikra moterims nuo 50 iki 70 metų. Kitais metais jau netgi bus ankstinama ta patikra, nuo 45 metų bus atliekama mamografija, rentgeninis tyrimas. Mitų yra tokių, kad ten labai skauda, reiškia, suspaudžia tą krūtį, kai atlieka tą tikrinimą. Iš tikrųjų, ten yra apskaičiuotas, automatiškai paskaičiuojamas suspaudimo laipsnis tiek, kiek reikia ir tikrai ten nieko netraiško ir nėra taip, kad ten jau skaudėtų. Jeigu skauda, tai pasakai ir sustoja, niekada taip nebus, kad reiškia ten jau mėlynės pasidarytų. Tikrai niekas nieko ten neskriaudžia ir nedaro blogą. Kitas dalykas, taip, iš tikrųjų tai yra rentgeninis tyrimas, truputėlį tos apšvitos yra, bet ta apšvita yra tokia minimali, kad turbūt skrendant lėktuvu gauni žymiai didesnę tą dozę.
spindulių. Ir iš tikrųjų, kadangi ta mamografija yra atliekama ne kasdieną, netgi ne kas mėnesį, atliekama yra kas 2 metus, jeigu reikia kažkiek dažniau, tai iš tikrųjų ta spindulių dozė, jinai yra nereikšminga. Ir sakau, mes turbūt vaikščiodami gatvėje kartais tų spindulių gaunam nuo saulės gerokai daugiau. Taip kad iš tikrųjų šitos patikros reikia nebijoti, nes kodėl jinai yra atliekama. Aš kadangi matau kiekvieną dieną, kokie pacientai gydosi pas mus, tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad dauguma to moterų, kurios yra gydomos pas mus, yra gydomos ankstyvoje stadijoje. Ir tas yra labai svarbu, kad mes tą ligą rastumėm, kai ji yra pirmoji, antroji stadijoje, kai dar jinai nėra išplitus ir iš tikrųjų tada gydymo rezultatai, dėl ko ta patikra reikalinga, kad mes surastumėm tas moteris dar, kai liga yra nepažengusi. Jūs įvardinote, atsiprašau, jūs įvardinote amžių nuo 50 metų, čia būtina patikra, o ar galima anksčiau eiti pasitikrinti tada? Žinoma, čia yra valstybės finansuojama, bet iš tikrųjų yra tam tikrų būklių, kai turi eiti anksčiau. Tai, pavyzdžiui, jeigu vartoji kontraceptikus, jeigu yra kontracepcinės spiralės implantuotos, jeigu šeimoje kažkas tai yra sirgęs, ypač kuo jaunesnis, krūties vėžiu, jeigu, turbūt sakyčiau, moterim, kur randama yra pakitimų, tarkim, kažkokių tai gerybinių cistų, fibroadenomų, tai joms yra pasisekę, nes jas pastoviai tikrina ir jeigu, kaip sakyt, tie gerybiniai pokyčiai jie neperauga į iktybinius, tačiau truputį rizika yra didesnė negu bendros populiacijos. Tai tokiu atveju tos moteris išlošia tuo, kad jas pastoviai tikrina ir jeigu kažkoks atsirastų piktybinis navikas krūty, ją pirmiausia surastų ir pradėtų gydyti labai anksti. Taip pat turbūt yra tų tyrimo metodų visokių ir tarkim, kartais naudinga yra, tarkim, ne prieš nėštumą, bet tik pastojus pirmus 3 mėnesius atlikti patikrą krūtų bent jau ultragarsu, nes paskui, kai prasideda nėštumas, krūtis pasikeičia, dažnai labai yra sudėtinga pamatyti tam tikrus pakitimus. Iš tikrųjų, tų tyrimo metodų vėlgi, pagrindiniai tyrimo metodai, tai kaip sakiau, mamografija, tada kitas tyrimo metodas yra ultragarsinis tyrimas. Ir vėlgi, labai dažnai, kai yra, tarkim, tanki krūtis, ypač jaunesnėms moterims, po mamografijos sako, reikalingas ultragarsinis tyrimas. Tai vėl čia nereikia išsigąsti, kad čia jau kažką rado ir kažkas jau čia blogai yra. Ne, tai yra paprasčiausiai mamografija neduoda pilnos informacijos, reikalingas papildomas ištyrimas, reikalinga ultragarsinis tyrimas, kuris patikrintų ir pasakytų, kad ten viskas yra tvarkoj. Taip, kad jeigu kviečia po patikros, iškviečia pasitikrinti papildomai, tai tikrai nereikia galvoti, kad ten kažkas tai blogo yra. Taip pat gali atlikti ir magnetinį rezonansą, ypatingai, kai yra paveldimumas, tai rekomenduojama magnetinio rezonanso tyrimas, kadangi tos krūtis yra blogiau matomos mamografiškai, tai magnetinio rezonanso tyrimas yra irgi rekomenduojamas kai kurioms išskirtinės grupės pacientėms atlikti. Bet tai jau apsprendžia gydytojai mamologai, radiologai pagal tai, kaip galbūt net genetikai, nes kai kurioms yra, kai nustatomi tie BRCA visokie genai ar dar kažkokie genai, kurioms yra padidinta rizika, tai jau ten turim sudaryti atskirą planą, kaip jas sekti, kaip žiūrėti, kada tikrinti, kaip dažnai tikrinti ir panašiai. Visos esam labai individualios ir skirtingos. Čia tą svarbu labai suprasti, kad jeigu draugai vienai buvo, tai nereiškia, kad man bus kažkaip taip pat, ar galimai bus kitokie tyrimai. Tiek ir ta situacija, tiek ir tie vėžiai, tarkim, būna visiškai skirtingi. Vieni ten vienokie agresyvūs, tačiau labai gerai gydomi naujausiais vaistais, kiti yra mažiau agresyvūs, bet mažiau pasiduoda tiem vaistam, tuos reikia operuoti, kitus reikia švitinti, dar trečius. Ir apskritai tas krūties vėžio gydymas yra šiais laikais labai kompleksinis, sudėtingas, nes jį gydo ne tik operacija. Tai yra ir radioterapija, reiškia gydymas spinduliais, ir chemoterapija, biologinės terapijos, naujausi visokie vaistai. Ir iš tikrųjų kartais net ir tos pažengusios ligos atvejais mes šiais laikais turim
didžiulį arsenalą ir ta prasme, net ir tais atvejais šiuolaikinis gydymas suteikia tokią ne tik viltį, bet ir pagalbą toms pacientėms. Iš tiesų, manau, kad daugelis moterų tą ir norėjom šiandieną išgirsti.